vadovai, Lietuvos diplomatai sulauks atvykstančio Jungtinių valstijų vadovo, su kuriuo jie yra ne kartą bendravę, tačiau visi sutinka, kad paties Bušo atvykimas į Vilnių yra tikrai istorinis. Ir aš manau, tai yra ta mintis, kuri lydi ir daugelį paprastų aikštėje susirinkusių žmonių, mojuojančių vėliavomis ir švenčiančių šią progą. Džordžas Bušas turėtų pasakyti neilgą kalbą, Rotušės aikštėje pasveikins Lietuvos tautą, įvertins tikriausiai mūsų laimėjimus, paragins ir toliau prisidėti prie euroatlantinio saugumo. Ir matome atvažiuojantį prezidento limuziną, kuriuo vyksta ne tik Džordžas Bušas, bet ir Lietuvos vadovas Valdas Adamkus. Jau visai po kelių akimirkų abu prezidentai pasirodys čia Rotušės aikštėje. Kur tvyro tikrai šventinė nuotaika ir jau tūkstančiai žmonių laukia prezidento kalbos. Lietuva dabar yra tikrai pasaulinės žiniasklaidos dėmesio centre. Čia akredituota daugiau kaip 100 Lietuvos žurnalistų, beveik 100 žurnalistų iš Europos valstybių ir daugiau kaip 120 žurnalistų iš Jungtinių valstijų. Ir prezidento kalba tikrai nuskambės galingiausioje pasaulio šalyje, bus rodoma per žinias ir ją rodys ir pasauliniai naujienų tinklai. Netrukus išgirsime, ką turi pasakyti prezidentas Džordžas Bušas, kuris šiuo metu iš savo automobilio įėjo į Rotušę ir po kelių minučių turi pasirodyti Rotušės aikštėje, kur susirinkę jau tūkstančiai žmonių. Visai neseniai, maždaug prieš pusantros valandos, Jungtinių valstijų vadovui buvo įteiktas Vytauto didžiojo ordino didysis kryžius ir aš manau, kad mes galime trumpai prisiminti tas akimirkas. Decree of the President of the Republic of Lithuania. Už asmeninius nuopelnus, plėtojant Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos valstijų tarpvalstybinius santykius bei paramą Lietuvos transatlantiniai integracijai, Vytauto didžiojo ordino didžiuoju kryžiumi apdovanoju George W. Bush, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Mr. President, thank you very much. It's an honor to receive this award, and it's an honor to be the first United States president to come to Lithuania. Dėkoju Jums, ponė prezidentė. Man tai yra didelė garbė, kad įteikėt šį apdovanojimą ir taip pat, kad aš esu pirmasis Amerikos prezidentas atvykęs į Lietuvą. Laura and I are honored to be here. Tai garbė ir man, ir Laurai. And I want to thank the members of government who are here as well. Noriu padėkoti taip pat ir vyriausybės ir valdžios narius, kurie yra čia kartu su manimi. Prime Minister, the Speaker, other members of your cabinet. Premjerą, Seimo pirmininką ir kitus ministrus. This is a great day for Lithuania. Tai yra nuostabi diena Lietuvai. It shows that Lithuania's commitment to freedom, religious tolerance. It shows that Lithuania's courage is being rewarded by membership in one of the great alliances ever formed.
tai parodo, kad Lietuvos įsipareigojimas pakantumui, tolerancijai, religiniai laisvei yra parengęs Lietuvai įstojimui į didžiąją sąjungą alijansą. The NATO alliance will be stronger with Lithuania's presence. NATO alijansas pats sustiprės įstojus Lietuvai. Not only will you help militarily, Jūs ne tik padėsite ginkluotomis pajėgomis, but as importantly, your presence will help lift and invigorate the spirit of the European North Atlantic Alliance. bet nemažiau svarbu, kad jūsų dalyvavimas pastiprins dvasią Šiaurės Atlanto alijanso. After all, Lithuania represents to me the courage of people standing in the face of tyranny and demanding freedom. Man Lietuva atstovauja tam tikrai dvasiai, tam tikrai drąsai tironijos akivaizdoje. There are thousands of Americans today who rejoice at the fact that Lithuania will be joining with America in the NATO alliance. Tūkstančiai amerikiečių šiandien kartu su manim džiaugsis, kad Lietuva prisijungs prie mūsų NATO alijanse. I'm proud of your accomplishments. Aš didžiuojuosi jūsų pasiekimais. And my country is proud to call you friend. Ir mano šalis didžiuojasi tuo, kad vadina jūs mūsų draugu. May God bless the people of Lithuania. Te laimina Dievas Lietuvą ir jos žmonės. Priminsiu žiūrovams, kad jūs matėte įvykius vaizdo įrašą, kas buvo prieš porą valandų, kai buvo įteiktas Lietuvos valstybės garbingas apdovanojimas Džordžui Bušui. Ir štai gavome pranešimus apie pirmosius incidentus per Bušo vizitą. Tiesa, jie taikus. Vilniuje Didžiojoje gatvėje, vedančioje į Rotušės aikštę, policija sulaikė 3 lietuvius jaunuolius, prisistačiusius pacifistais su plakatais, kuriuose buvo užrašyta "Nereikia karo dėl NATO, stop imperializmui". Policija juos buvo trumpam sulaikiusi, plakatai atimti ir jaunuoliai paleisti. Tačiau mūsų žiniomis keli iš nesulaikytųjų dar bandė brautis Rotušės aikštės link, kur netrukus į žmonės kreipsis prezidentas Džordžas Bušas. Ir čia tvyro tikrai šventiška nuotaika, tokių mažų incidentų paprastai būna, tačiau jie netemdo vizito nuotaikos ir žmonės laukia pasirodant Jungtinių valstijų prezidento, kuris čia jau po kelių minučių sakys kalbą, sveikindamas Lietuvą su pakvietimu į alijansą, su pripažinimu, su pastangų pripažinimu. Žmonės ir patys atsinešė didesnės vėliavas, Jungtinių valstijų vėliavas, nors mažyčių vėliavėlių buvo galima įsigyti čia pat. Dauguma stovinčių Rotušės aikštėje prie Jungtinių valstijų prezidento tribūnos yra su specialiais pakvietimais, kurie buvo išdalyti labai greitai ir jau vos pradėjus juos dalinti po kelių dienų jau nebebuvo galima gauti šių pakvietimų. Tai rodo iš tikrųjų, ko gero, ir vizito svarbą, ir žmonių nuotaikas, ir norą pamatyti galingiausios pasaulyje valstybės lyderį. Ponios ir ponai, pradedame mūsų programą. Pasveikinkime Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos prezidentus. Mėly Vilniečiai ir svečiai, pasveikinkime Lietuvos Respublikos prezidentą ir garbingą Lietuvos svečią, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, bei ponias Almą Adamkienę ir Laurą Buš.
Brangus lietuviai, brangus šio garbingo miesto piliečiai, gerbėmėjai svečiai. Dear Lithuanians, dear citizens of this great city, distinguished guests, Užvakar Lietuva ir kitos dvi Baltijos valstybės, Estija ir Latvija, buvo pakviestos į Šiaurės Atlanto sąjungą. Man nepaprastai malonu Jums pristatyti žmogų, kuris tiek daug padėjo Lietuvai siekiant šio tikslo. Džiaugiuosi, galėdamas pasveikinti didžios, mums labai svarbios valstybės vadovą. 2 days ago, Lithuania and our two Baltic neighbors, Latvia and Estonia, received invitations to join the North Atlantic Alliance. It is my great pleasure today to introduce to you the man who has been so effective in helping us achieve this goal. I am pleased to welcome the leader of the great country, a country which has been always crucial to us. Ir varge, ir džiaugsme Amerika mus aktyviai rėmė, buvo ištikima Lietuvos sąjungininkė. Jūsų šalis, ponia prezidentė, niekada nepripažino Lietuvos okupacijos. Jūsų valstybė rėmė nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos pastangas įtvirtinti demokratiją. Pone prezidentė, ši jūsų parama mus įkvėpė ir drąsino žengti į geresnę, sėkmingesnę ateitį. In good and in difficult time, America has remained our active supporter and faithful ally. Your country, Mr. President, has never recognized Lithuania's occupation. Your state has supported our transition to democracy after Lithuania regained its independence. Mr. President, we have been inspired by this commitment, and it has guided us towards a better, more optimistic future. Dabar mūsų lūkesčiams lemta išsipildyti. Integracija į Europą ir Euroatlantinę šeimą – tai trumpiausias kelias į Lietuvos saugumą ir gerovę. Ir mūsų pasiekimai kuriant demokratiją, kuriant taikų, pažangų ir solidarų regioną yra tikrai reikšmingi. Tvirtai tikime savo apsisprendimu. Now our dream is about to come true. Our choice has been full integration in the European and transatlantic family as the shortcut to our security and well-being. And we have achieved a lot in developing our democracy and building a region that is peaceful, progressive, and cooperative. Therefore, we are confident of the way that Lithuania has chosen. Pone prezidente, tolerancijos ir solidarumo dvasia garsina Vilnių visame pasaulyje. Šimtmečiais čia taikiai gyveno įvairių kultūrų bei religijų žmonės, prisidėję prie mūsų kultūros ir mūsų gerovės. Būtent čia, šioje rotušėje suburta Vilniaus grupė, išreiškusi mūsų laikų solidarumą ir tiek daug mums padėjusi siekiant integracijos tikslų. Tikiu, kad viešėdamas mūsų šalyje atrasite ir daugiau mūsų europinio paveldo pavyzdžių. Šiandien Vilnius džiaugiasi ir švenčia, pone prezidente. Mes džiaugiamės šią retą galimybę švęsti kartu su jumis. Mr. President, Vilnius is renowned in the world for its tolerance and the spirit of solidarity. For many centuries, various cultures and religions peacefully lived here together and contributed to our culture and prosperity. Now, at this town hall, we are at the right place where the Vilnius Group was born, a modern epitome of solidarity, which has helped us much with integration efforts. I believe that during your stay, you will rediscover many more examples of our common European heritage. But today, Vilnius is also the city of joy and celebration. And Mr. President, we greatly enjoy this rare opportunity to have you with us. Ponios ir ponai, kviečiu pasveikinti Jungtinių Amerikos valstybių prezidentą George Bushą. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States of America, George Bush. Thank you all. Ačiū Jums. Thank you all very much. Labai Jums ačiū.
Thank you, Mr. President. Ačiū Jums, ponė prezidentė. Thank you for your friendship and thank you for your leadership. Ačiū už Jūsų draugystę. I'm also honored to be here with the presidents of Latvia and Estonia. I want to thank them for coming as well. Man garbė čia būti taip pat kartu su Latvijos ir Estijos prezidentais ir dėkoju, kad jie kartu atvyko. Laura and I are honored to be here with you. Laurai ir man yra garbė su Jumis praleisti šią dieną. Thank you for coming out to say hello. Ačiū, kad atvykot pasisveikinti su mumis. This is a great day in the history of Lithuania, in the history of the Baltics, in the history of NATO, and in the history of freedom. Šiandien yra svarbi diena Lietuvos istorijoje, Baltijos valstybių istorijoje, NATO istorijoje ir laisvės kovų istorijoje. The countries of NATO have opened the doors of our alliance to Lithuania and 6 other European democracies. And I have the honor of sharing this message with you. We proudly invite Lithuania to join us in NATO, the great Atlantic Alliance. NATO valstybės atvėrė Lietuvai ir kitoms 6 Europos demokratinėms šalims duris į alijansą. Man tenka garbė kartu su Jumis pasidžiaugti šią žinią. Mes džiaugiamės, kviesdami Lietuvą įstoti į NATO, didžiąją Šiaurės Atlanto sąjungą. Many doubted that freedom would come to this country, but the United States always recognized an independent Lithuania. Daug žmonių abejojo, ar ši šalis atgaus laisvę, tačiau Jungtinės Amerikos valstijos visada pripažino tik nepriklausomą Lietuvos valstybę. We knew that this continent would not remain divided. We knew that arbitrary lines drawn by dictators would be erased, and those lines are now gone. No more Munichs, no more Yaltas. Tikėjome, kad šis žemynas nebus padalytas per amžius. Žinojome, kad bus panaikintos dirbtinės padalymo linijos, kurias sukūrė diktatoriai. Šiandien susiskaldymas jau praeityje. Nebus daugiau Münchenų, nebus Jaltų. The long night of fear, uncertainty, and loneliness is over. You're joining the strong and growing family of NATO. Our alliance has made a solemn pledge of protection, and anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Baigėsi ilga ir tamsi baimės, netikrumo, vienatvės naktis. Jūs įsiliejate į stiprią ir augančią NATO šeimą. Mūsų sąjunga yra pasiryžusi ginti savo nares. Tie, kurie pasirinktų Lietuvą savo priešu, taptų ir Jungtinės Amerikos valstijų priešu. Nebeteks. In the face of aggression, the brave people of Lithuania, Latvia, and Estonia will never again stand alone. Niekados nebeteks agresijos akivaizdoje drąsiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonėms kovoti vieniems. You are needed in the NATO alliance. NATO gi reikia jūsų. You will contribute to our common security. Jūs stiprinsite mūsų kaip
Yet the strength of NATO does not only depend on the might of armies, but on the character of men and women. Jūs stiprinsite mūsų, kaip kitos sąjungos stiprins jūsų saugumą, tačiau NATO jėga remiasi ne kariuomenės galia, o paprastų vyrų ir moterų būdo tvirtybė. We must be willing to stand in the face of evil, to have the courage to always face danger. Turime būti pasirengę duoti tvirtą atkirtį susidūrę su blogiu ir drąsiai veikti pavojaus akimirką. The people of the Baltic states have shown these qualities to the world. You have known cruel oppression and withstood it. You were held captive by an empire and you outlived it. And because you have paid its cost, you know the value of human freedom. Baltijos šalių žmonės pademonstravo pasauliui šias vertybės. Jūs patyrėte žiaurią priespaudą ir jai nepasidavėte. Jūs buvo pavergusi imperija, bet jūs išgyvenote, o ji žlugo. Jūs, kurie sumokėjote laisvės kainą, gerai žinote jos vertę. Lithuania today is true to its best traditions of democracy and tolerance and religious liberty, and you have earned the respect of my nation and all nations. Šiandien Lietuva ištikima geriausioms šalies demokratinėms pakantumo ir religijų laisvės tradicijoms. Tuo jūs užsitarnavote mano tautos ir visų tautų pagarbą. Our alliance of freedom is being tested again by new and terrible dangers, like the Nazis and the communists before them. The terrorists seek to end lives and control all life. And like the Nazis and the communists before them, they will be opposed by free nations, and the terrorists will be defeated. Šiandien mūsų Laisvės sąjunga susidūrė su anksčiau nepatirtais išmėginimais, atsiradusiais kilus naujoms baisioms grėsmėms. Nacizmas ir komunizmas praeityje, o terorizmas šiandien siekia mus sunaikinti ir valdyti mūsų gyvenimą. Bet laisvos tautos priešinsis teroristams, kaip jos priešinosi nacistams bei komunistams, ir teroristai bus nugalėti. Over a decade ago, hundreds of thousands of Lithuanians, Latvians, and Estonians joined hands from Tallinn to Vilnius to show your love for freedom. Near Cathedral Square is a stone commemorating that struggle. Inscribed on that stone is one word: miracle. Prieš 10 metų šimtai tūkstančių lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis ir sujungė Taliną ir Vilnių, išreikšdami savo laisvės siekį. Šią kovą už laisvę mena prie katedros aikštės stovintis akmuo, kuriame įrašytas vienas žodis – stebuklas. The recent history of the Baltic states truly is a miracle. You've gained your freedom. You've won your independence. You now join a great alliance, and your miracle goes on. Iš tiesų, naujoji Baltijos valstybių istorija tai stebuklas. Jūs atgavote laisvę. Jūs iškovojote nepriklausomybę. Šiandien jūs stojate į didžią sąjungą ir stebuklas tęsiasi. Today, on this great day, may God bless the memory of Lithuanian patriots and freedom fighters
who did not live to see this moment. And may God always bless the brave and the free people of Lithuania. Te laimina Dievas Lietuvos patriotų ir laisvės kovotojų, kurie nesulaukė šios dienos atminimą. Te laimina Dievas ir ateityje drąsius, laisvus Lietuvos žmonės. Thank you for coming today. May God Ačiū, bless kad freedom. atėjote. Na ir tai yra neplanuotos akimirkos. Vizito plane nebuvo numatyta, kad prezidentas Džordžas Bušas sveikinsis su susirinkusiais vilniečiais, tačiau matome jį sveikinantį Lietuvos televizijos laidos vedėją Audrių Saurusevičių ir man atrodo, kad greta jo stovėjo ir Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos generalinis direktorius Valentinas Milaknis ir žinoma kiti paprasti vilniečiai. Džiaugsminga euforinė nuotaika Rotušės aikštėje, kur šiuo metu lankosi Jungtinių valstijų prezidentas Džordžas Bušas, ką tik pasakęs sveikinimo kalbą Lietuvai, pabrėždamas, kad Jungtinės valstijos nuo šiol yra Lietuvos sąjungininkas ir bet kas pasirinks tapti Lietuvos priešu, taps Jungtinių valstijų priešu. Šios žodžius palydėjo ilgai skanduojamas ačiū. Jungtinių valstijų prezidentas pasakė, nėra už ką. Kalbos bendra idėja ir bendra mintis yra ta, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės užsitarnavo savo laisvę. Ir Džordžas Bušas nekartą tai pabrėžė, ragindamas prisiminti istoriją ir sakydamas, kad te laimina Dievas, laisvės kovotojų atminimą. Prezidentas Džordžas Bušas taip pat kalbėjo apie naujausią istoriją, netgi 2 kartus kalboje užsiminė apie naujas pasauliui grėsiančias grėsmes, turėdamas galvoje tikriausiai karą Irake, prilygino naujus teroristinius režimus naciams ir komunistams, tačiau sakė, kad laisvos pasaulio tautos nugalės, kaip nugalėjo nacius ir komunistus. Džordžas Bušas taip pat pakartojo frazę, dar vieną iš jo frazių jau tapusią istorija, tai yra, kad padalijimo linijų nebebus, daugiau jokių Münchenų, daugiau jokių Jaltų. Tokia yra jo frazė, kurią pirmą kartą Džordžas Bušas ištarė prieš 1,5 metų Varšuvoje. Tada iš tikrųjų pirmą kartą Jungtinės valstijos išreiškė paramą Baltijos šalių narystei NATO. Labai akivaizdžią paramą pirmą kartą išreiškė, sakydamos, kad Jungtinės valstijos pasisako už saugumą nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Na ir štai atėjo ta diena, kai pats Jungtinių valstijų prezidentas jau nebe kaimyninėje Baltarusijoje, ar Latvijoje, ar Lenkijoje, kurias Amerikos lyderiai jau yra aplankę, tačiau Lietuvoje, minioje sveikina susirinkusius Vilniečius ir kitus Lietuvos gyventojus.
Jį lydi Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Estijos prezidentas Arnoldas Riuitelis ir Latvijos prezidentė Vaira Vykė Freiberga. Džordžas Bušas savo kalboje nekartą pabrėžė Baltijos šalių vienybę ir sakė, kad agresijos atveju drąsioms Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautoms niekada nebeteks kovoti vienoms. Jisai prisiminė ir Baltijos kelią, sakydamas, kad tai buvo laisvės siekio išraiška ir šią kovą mena akmuo su žodžiu stebuklas. Bušas sakė, kad šis žodis labai gerai apibūdina naujausią Baltijos šalių istoriją. Tai yra stebuklas yra atgauta laisvė, iškovota nepriklausomybė ir šiandieninis stojimas į didžią sąjungą, galingiausią pasaulio karinę sąjungą. Jisai sakė, kad stebuklas tęsiasi ir sakė, kad te laimina Dievas ir ateityje drąsius ir laisvus Lietuvos žmonės, te laimina Dievas laisvę. Džordžas Bušas taip pat sakė, turintis garbę pasidalyti žinia, kad Lietuva, kaip ir dar 6 valstybės, kviečiamos įstoti į NATO ir priminė, kad daug kas abejojo, ar apskritai laisvė kada nors grįš į mūsų šalį, ar mūsų šalis kada nors taps laisva, tačiau Jungtinės valstijos visada pripažino tik nepriklausomą Lietuvos valstybę. Džordžas Bušas taip pat sakė, žinojęs, kad žemynas neliks padalytas ir, kaip minėjau, kad diktatorių nubrėžtos padalijimo linijos kada nors išnyks. Ir ta istorinė frazė, kad daugiau jokių Münchenų, daugiau jokių Jaltų. Tai yra 2 vietos, kur po Antrojo pasaulinio karo pasaulio galingieji, Europos galingieji pasidalijo neoficialiomis įtakos sferomis. NATO viršūnių susitikimo šeimininkas, Čekijos prezidentas Václavas Havelas, sakė tą patį, kad tai yra diena, kai baigėsi tamsieji amžiai, kai baigėsi padalijimų era, įtakos sferų era. Ir dabar Rotušės aikštėje tai kartoja jau Jungtinių valstijų prezidentas. Daugybė džiaugsmingų veidų, daugybė vėliavų, matome mojuojančius žmonės. Ir netrukus Jungtinių valstijų prezidentas išvyks iš aikštės, tačiau dabar visi stengiasi pagauti kiekvieną akimirką. Daugybė žmonių stengiasi paduoti ranką Jungtinių valstijų prezidentui. Na ir daugiausia emocijų sukėlė Džordžo Bušo žinia, Džordžo Bušo sakinys, kad NATO alijansas dabar jau žada apsaugą ir suteikia saugumo garantijas, bet kas pasirinktų tapti Lietuvos priešu, taps ir Jungtinių valstijų priešu. Ir tai buvo tikrai emocingas momentas. Visa Rotušės aikštė ėmė skanduoti ačiū, ačiū. Jungtinių valstijų prezidentas atsisveikina su Rotušės aikštės susirinkusiais žmonėmis. Jis tikrai visada mielai eina į minią, šnekasi su žmonėmis. Ir istoriniai momentai. Džordžas Bušas vienu rankos mostu nykščiai viršų įvertino Lietuvos pastangas ir dabartinę Lietuvos istoriją. Bušas taip pat pabrėžė, kad Lietuvos reikia NATO, ne tik NATO suteikia Lietuvai saugumo garantijas, tačiau ir Baltijos šalių reikia NATO, jos sustiprins NATO saugumą. Tačiau jisai pabrėžė, kad NATO stiprumas remiasi ne kariuomenės galia, o paprastų žmonių tvirtybė ir reikia būti pasirengus duoti tvirtą atkirtį blogiui ir drąsiai veikti pavojaus akimirką. Tai vėlgi yra užuomina apie galimą karinę operaciją Irake. Tokias užuominas ir netgi drąsesnes užuominas Jungtinių valstijų prezidentas darė ir Prahoje, ieškodamas tarp alijanso narių sąjungininkių savo planuojamai, rengiamai kariniai operacijai prieš teroristinių vadinamą Sadamo Huseino režimą.
Ir Lietuvą Jungtinės valstijos laiko vieną iš artimiausių sąjungininkių tarp būsimųjų NATO narių. Aš manau, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl Jungtinių valstijų vadovas atvyko į Lietuvą. Tai yra tokia pergalės kelionė, vadinamoji pergalės kelionė, kuria siekiama pasveikinti vieną iš aktyviausių narių. Ir visiškai neatsitiktinai Lietuvos vadovas, pristatydamas Jungtinių valstijų prezidentą, paminėjo, kad ši vieta Rotušė yra istorinė, nes būtent čia, galima sakyti, ir prasidėjo tas tikrasis kelias į NATO, tikrasis Lietuvos ir dar 9 vidurio ir rytų Europos valstybių kelias į NATO. Prieš 2,5 metų, 2000-ųjų birželio pradžioje, čia susirinko 9 valstybių, 9 rytų Europos valstybių aukšti atstovai, atsisakydami į Vilniaus idėją suburti šalis kandidates. Nes tuo metu vyravo būgštavimai, kad NATO Vašingtono viršūnių susitikime priėmęs 3 naujas narės, tai yra Lenkija, Čekija ir Vengrija, gali pamiršti apie kitas kandidates ir NATO durys gali būti atviros, tačiau, kaip buvo sakoma, slenkstis gali būti per aukštas. Dėl to viena iš idėjų, ir tai buvo būtent Vilniaus idėja, aktyvių Lietuvos diplomatų idėja, buvo suburti šalis dar likusias už NATO aljanso ribų į grupę, kuri galėtų spausti Jungtines valstijas ir kitas šalis. Ir iš pradžių tai buvo 9 valstybės, 9 rytų Europos šalys siekiančios tapti aljanso narėmis, bet 3 Baltijos šalių tai buvo Slovakija, Rumunija, Bulgarija, Slovėnija, taip pat Albanija, Makedonija, na ir kiek vėliau prie jų prisijungė Kroatija ir ši grupė nuo tada vadinama Vilniaus 10-tuku. Vilniaus 10-tuko tikslas ir buvo pasiekti narystę NATO. Beveik visoms išskyrus 3 Balkanų valstybės tai jau pavyko, bent jau jos gavo pakvietimą. Albanija, Makedonija ir Kroatija kol kas lieka nepakviestos, tačiau Prahos viršūnių susitikime NATO lyderiai dar kartą pabrėžė, kad NATO durys lieka atviros. Ir vasarą, Liepos pradžioje Rygoje vykusiame NATO kandidačių susitikime, Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvasnevskis pateikė naują iniciatyvą, kuria taip pat siekiama užtikrinti, kad NATO plėtra nesustotų, kad NATO išlaikytų ir paremtų į aljansą kol kas nepatekusias šalis Balkanuose ir apskritai, kad visos rytų Europos valstybės, net ir NATO aljanse, laikytųsi kartu. Tai buvo tokia Lenkijos iniciatyva ir Prahos viršūnių susitikimas iš dalies ją patvirtino, nes didžiulė grupė, 7 valstybės buvo pakviestos visos kartu prisijungti prie NATO. Amerikos valstybių prezidentui. Ką drąsioji tauta, kuri turi čia sveikatą šalti šitame šaltyje. Marijonas Mikutavičius tęsia koncertą, kuris buvo sustabdytas, kad čia susirinkę žmonės išgirstų Jungtinių valstijų prezidento užtikrinimą, kad Lietuva yra Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkė ir priklauso aljansui galingiausiam ir vis dar tebesiplečiančiam aljansui, kuris žada apsaugą. Ir Jungtinių valstijų prezidentas pabrėžia, kad bet kas ketina tapti Lietuvos priešu, taps ir Jungtinių Amerikos valstijų priešu. Na ir Jungtinės Amerikos valstijos yra kantri tėvynė ir vienas iš jos Tu matėme prezidento automobilį. Džordžas Bušas išvyksta aplankyti Amerikos centrą Vilniuje, tai informacijos centras apie įtakingiausią pasaulio valstybę. Jis rūpinasi Jungtinių valstijų ambasados Lietuvoje viešaisiais ryšiais, rūpina Lietuvos elektroninę žiniasklaidą ir spaudą žiniomis apie Amerikos vyriausybės veiksmus, politiką susijusią su Lietuva, platino oficialius aukštų Amerikos vyriausybės pareigūnų pareiškimus.
Norėčiau žiūrovams priminti, kad kitą tiesioginę transliaciją mes jau matysime tik tai išskrendant prezidentui Bušui iš Vilniaus oro uosto, tai bus maždaug be 15:12. Dar tiesa, prieš išvykdamas Vilniaus oro uoste Džordžas Bušas susitiks su Lietuvos ginkluotųjų pajėgų atstovais ir jo planuose dar kelionė į Rumunijos sostinę Bukareštą. Na, o kol mes kalbėjome ir pasakojome jums apie valstybės vyrų pokalbius prezidentūroje, tuo metu jų ponioms, jų žmonoms buvo surengta atskira programa. Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkienė pakvietė ponę Lorą puodeliui arbatos ir vėliau jos abi lankėsi Vilniaus universitete. Tačiau apie tai išsamiau visą tai sekusi mūsų korespondentė Kristina Jackūnaitė. Aš manau, kad galime jau matyti vaizdus iš Vilniaus universiteto. Tai yra seniau įrašyti vaizdai. Ir toj pat klausime Kristinos Jackūnaitės, ką jinai matė. Ir Kristina, kaip visas vizitas atrodė, kaip apsilankymas atrodė? Tai kaip jūs turbūt jau ir girdėjote, pirmoji ta vizito dalis ir buvo apsilankymas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Kaip matote, čia ponė Buš pasitinka Vilniaus universiteto rektorius akademikas Benediktas Juodka. Čia, kaip matote, pasitinka kultūros ministrė Roma Dovydėnienė. Ir ponė Buš pati pareiškė norą apsilankyti būtent Vilniaus universiteto bibliotekoje, kadangi pagal išsilavinimą ji yra bibliotekininkė su magistro laipsniu. Ir Vilniaus universiteto biblioteka turėjo tokį pageidavimą, kad būtų knygelių vaikams. Ir specialiai buvo ieškoma tų knygelių, kadangi ponia Buš labai didelį dėmesį skiria švietimui. Jinai pati yra dirbusi pradinių klasių mokytoja Teksaso valstijoje ir dirbo ten bibliotekininkė prieš tapdama pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų ponia. Čia matome, kad gidė kaip tik ir veda dabar ponė Buš prie tų knygelių ir pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų ponia apžiūrėjo unikalią spalvotą Valančiaus išleistą vaikų knygelę, keletą XIX amžiaus pabaigos elementorių. Kadangi jaunystėje ponia Buš domėjosi ir mėgo Dostojevskį, kaip mums pavyko sužinoti, nežinau, galbūt todėl jai buvo parodyta ir kirilica, tai yra rusų raidėmis lietuviškai žodžiais parašytas elementorius vaikams. Na ir galbūt kaip tik dėl to ir pasiūlė Jungtinių valstijų prezidentui Džordžui Bušui paskaityti Dostojevskį. Žinome, kad Bušas skaitė Dostojevskį prieš pirmą kartą vykdamas į Sankt Peterburgą. Dabar prieš vakarykštį vizitą jis tikriausiai skaitė, jeigu iš vis skaitė kokią nors kitą rusų rašytojo knygą. Aistruolių Lietuva, Italija pusfinalis. Pergalė pusfinalyje Lietuvos rinkiniai suteiktų mažiausiai sidabro medalius ir šansą pakovoti dėl olimpinio aukso. Ta šansą jau iškovojo argentiniečiai, pašalinę savo nuo kelio dar vieną kliūtį, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Ir štai šiandien netrukus prasidės antrasis pusfinalis, kurio metu sužinosime, su kuogi ir dėl ko teks rytoj žaisti Lietuvos rinktiniai. Startinis lietuvių penketukas: Arvydas Macijauskas, Saulius Štambergas, Aurelijus Žukauskas, Kšištofas Lavrinovičius ir Šarūnas Isikevičius. Ir italų komandos penketukas: Gianluca Basile, Giacomo Galanda, Denisas Marconato, Aleksas Rigeti ir Massimo Puleri. Na, vakar po tų italų laimėtų rungtynių prieš Puerto Riką, po to, kai italai jau iškovojo kelialapį į pusfinalį ir tapo aišku, jog jų varžovais bus lietuviai, treneris Karlo Recalcati ir keletas žaidėjų iš karto pareiškė, jog šios dvikovos favoritas neabejotinai yra Lietuvos rinktinė, kuri jų nuomonė yra daug stipresnė ir daug galingesnė, tačiau tuos žodžius reiktų priimti su tam tikra atsarga ir rezervu. Italai viena iš kovingiausių komandų šiose olimpinėse žaidynėse, viena iš geriausiai besiginančių ekipų, galbūt neturinti savo gretose ypatingai ryškių žvaigždžių, tačiau žaidžianti puikų komandinį krepšinį ir kol kas ne vienam varžovui žaisti su italais nebuvo lengva. Parodė visko, ką gali parodyti. Dar laukia 20 minučių azartiškos kovos ir tie -6 taškai.
kuris kol kas mūsų rinktinės įdėta, tikrai nieko dar nereiškia, niekas dar neprarasta. Prieš 4 metus italai mūsiškius nugalėjo pirmose rungtynėse. Tikėkime, šioje olimpiadoje Lietuvos komanda laimės tą kovą dėl olimpinio kelialapio į auksinį žygį. Būtent rytoj finalinės rungtynės 22:30 minučių ir ko gero visi mes labai norime, kad tose rungtynėse su Argentinos ekipa rungtyniautų ne kas lietuvių krepšininkų komanda. Taigi Lietuvos rinktinė lieka dar 20 minučių. Mūsų visų palaikoma komanda 6 taškų deficitą tikrai sugebės likviduoti. Aliorė di Mangiari, kaip sakoma, apie italus mes juos turėtume suvalgyti ir Lietuva tikrai turi laimėti. Laukti liko labai daug ir dabar visi draugiškai, visi už Lietuvą turi laimėti šį, ko gero, patys svarbiausi kol kas šių olimpinių žaidynių mūšį. Taigi 3. ir 4. kėlinys ir mes tikrai turim nugalėti. Rinktinės krepšininkai Macijauskas, išmuštas kamuolys jam iš rankų, tačiau vėl kaip sėkmingai gaudo Arvydą Macijauską bet kurioje aikštės vietoje Matijo Soranija. 24 taškus pelnęs Macijauskas neįmetė nė vieno taško po didžiosios pertraukos. Jasikevičius. Netaiklus metimas ir vėl italai apsigina, atkovoja kamuolį, lieka jau tik tai 2 minutės ir 35 sekundės. Gianluca Basile. Gianmarco Pozzecco. Ir ką daro Italijos komandos žaidėjas Giacomo Galanda. Jūs pasižiūrėkite į šį krepšininką. Prasidėjęs ant atsarginių žaidėjų suolelio, jis pirmų bandymų padidina skirtumą iki 9 ir dabar jau šaudo pro šalį. Šarūnas Jasikevičius dar bando nuraminti savo žaidėją Antaną Sireiką, tačiau atsiranda negera nuojauta dabar, stebint Lietuvos rinktinės žaidimą. -7 taškai. Italai beveik išlygino rezultatą šiame kėlinyje. Gianmarco Pozzecco perima jo kamuolį, tačiau neilgam Lietuvos rinktinės krepšininkai. Taip, šiandien italų įveikti yra neįmanoma. Reikia tą pripažinti. Po šio tritaškio Italijos komanda įgyja 10 taškų persvarą. Minutė 47 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir dabar jau minutės pertraukėlė, tačiau vargu ar po jos pavyks dar kažką padaryti į tai, ką matėme šio kėlinio pradžioje. Transliacijas pristato Omnitel. Žaidynės tavo telefone. Sakyk kainą. Kitur galiu gauti žymiai pigiau. Pasiruoškite būti nustebinti mažos kainos. Fotografuojantį Nokia 3200 ir Nokia 6100 tik 1 litas. Tele2 Mobile. Mažiausios kainos garantija.